Tęsime realybės šou. Efektyvumas tam pačiam, aš nežinau, čia turbūt ne maksimumas, bet va tuoj bus maksimumas. Maksimumas, kiek pamenu, yra 3 žmonės, dirbantis vienu metu iš 8. Tai va, mes vėl grįžtame į efektyvumo piką ir darbuojamasi tikrai iš peties. 3 žmonės iš 8.
Norėjau dar pasakyti, kad šiuo metu yra 13 valandų 43 minutės. Tai yra tikrai po pietų. Ir vis pasitikrinu rezultatą, nes tikrai neturiu galimybės visą laiką žiūrėti šitą vaizdą, nes tiesiog ir nervai nelabai laiko. Tai rezultatas yra 1,1 žmogaus dirba, vienas pilnai dirba, o vienas su šuteliuku kažką reiškia, kas kelias minutės pagraibsto. 7 žiūri. Teisybės dėliai turėtume paminėti, kad iš tų 8 žmonių, ko gero 6 turėtų dirbti, o 2 yra vairuotojai kažkurios tai iš transporto priemonės, o gal net ir 3, kadangi transporto priemonių yra 3. Bet aš manau, šitą aplinkybę vis tiek palieka klausimą, ar tai negalėtų būti kažkaip kitaip, kažkaip efektyviau atrodyti. Kažkaip tai. Gal tas žmogus galėtų tiesiog, kuris nedirba, tvarkyti krantinės, nes šiuo metu, tuo pačiu metu, prie krantinės yra su panašiom liemenėm, tik negaliu pasakyti, ar tai grindos darbuotojai, gal ir ne grindos. Panašiom liemenėm yra tvarkomos krantinės ir, reiškia, išimami tarp betoninių blokų, išimamos žolės. Vienas žmogus pasiėmė lopetą ir jisai grėsmingai prisijungė prie darbo. Antras žmogus pasiėmė lopetą. Tai šiuo metu dirba 3 žmonės. 3 žmonės pradėjo dirbti. Ir negaliu patikėti savo akimis. Man atrodo, darbai pasieks piką. Tai yra rekordas, absoliutus rekordas. 4 žmonės dirba, 4 žiūri. Dar turiu džiugių naujienų, mačiau, kad vienas iš žiūrinčiųjų pasitaisė pirštinę, kas leidžia daryti prielaidą, kad galbūt ir jisai prisijungs prie šito proceso. Taip, aš buvau teisus, tas žmogus pačiupo lentą ir dabar daro išlyginamąjį judesį, išlyginamąjį kažkurio tai grunto sluoksnio judesį. Taigi turėtumėm teisybės dėliai pasakyti, kad 13 valandų 50 minučių mes turime absoliutų rekordą, 5 dirbantis, 3 žiūrintis. Tai yra tikrai neblogas rezultatas. Tai yra labai geras rezultatas. Bet mašinytė nustoja dirbti ir pasižiūrėsim. Matyt, vis tiek žmogui reikia pailsėti. Tas trombuojantis aparatas, jisai krato rankas. Tai yra objektyvu, kad tas aparatas tikrai nuvargina ir šitam žmogui reikia pailsėti. Ir rezultatas nenustoja džiuginti, 5 dirba, 3 žiūri.
Tai reiškia, kad dar vienas naujas žmogus pasijungia į penketuką. Ir darbai vyksta. Tokiais momentais pasijauti lietuvis. Tikrai nusiramini, kad ne viskas yra taip blogai, kaip kažkas bando įteikti ar nupiešti. Nes iš tikrųjų nėra viskas taip blogai. Na, bet žiūrim, kas bus toliau. Žiūrim, kas bus toliau. Tam vaizde matėte praėjusias 3 oranžinės grindos kolegos su šluotomis, kurie tikrai galiu pasakyti, mes jų nefilmavome, nes jie tikrai dirbo. Ir juos galima būtų pagirti, tos žmonės. Turbūt, kad jie netaip jautėsi, matydami momentais net ir 8 besišnekučiuojančius po medį, sakykime, likimo kolegas. Na ir šiuo metu dirba vienas žmogus, bet vėlgi tai yra objektyvu, kadangi vienas žmogus dabar turi baigti, matyt, trombuoti sumestą sluoksnį ir tada tikėkime pasimokyti.